Tai Dominikai pats įsikilęs iš Jonavos ir kaip gyvenimas taip susiklostė, kad profesionalaus futbolininko karjerą pradėjai Panevėžy. Kokie keliai tave nuvedė į Panevėžį? Nežinau, čia daug reikia atsukti laiko atgal. Taip susiklostė, kad gal 17 metų berods pradėjau žaisti už Jonavos Lietuvos vyrų komandą. Ten kelias rungtynės buvau sužaidęs ir tiesiog gavau tokį pasiūlymą. Tuometiniai buvo treneris Liupšys ir Valdemaras Šteinas, direktorius, tai kaip ir gavau pasiūlymą susitikęs, tai net nedvejojau iš tikrųjų ir atsidūriau Panevėžy. Atsidūręs Panevėžy, tai gana sėkmingą tokį laikotarpį, ten praleidai apie 6 metus. Nekartą tapai Lietuvos čempionu, laimėjai kitus trofėjus ir kokie tavo prisiminimai iš to karjeros periodo Panevėžyje? Aišku, dabar, kai tiek laiko praėjo, tai lieka visa tai, kas yra geriausia, smagiausia, geri atsiminimai. Per tiek laikotarpį, aišku, savaime aišku, kad buvo ne vien tik tai gera, bet ir būdavo sunkesnių tokių epizodų, bet, sakau, išlieka tik tai geri atsiminimai teigiami. Tikrai daug tų pergalių ir daug komandos draugų ir pats miestas gyveno to futbolo, tikrai geri atsiminimai ir tai tik tai geri. Ir 2010 metais buvo išrinktas geriausiu Lietuvoje rungtyniaujančių futbolininkų. Ir kaip manai, ar tai buvo tavo asmeniškai kol kas geriausias sezonas karjeroje? Tai taip, visa statistika, visi skaičiai ir tas įvertinimas apie tai šneka, tai be abejo tada atrodė, kad tai yra žingsnis kažkur į priekį, kažkas bus dar geriau, bet taip jau toks yra sportas, apskritai susiklostė, kad išvažiavus į užsienį, tai nuo to išvažiavimo ir viskas labai komplikavosi būtent su to žaidybiniu laiku ir tom traumom, taip dabar galima konstatuoti, kad tai buvo geriausi metai. Taip, ir po to sėkmingo sezono išvykai į Lenkiją, į Lubino ekipą. Ir kaip vertintum tą pačią legionieriaus karjeros pradžią ir laiką Lenkijoje praleisti? Manau, pati pradžia tikrai buvo tokia nebloga, tokia daug žadanti. Važiavęs tą klubą tikrai gal kokį pusmetį, tai ir mačiau save tenai ir viskas buvo kaip ir gerai. Tačiau paskui kaip ir sportas, kaip tam futbole atsitinka kažkokie pasikeitimai, tas ir buvo, pasikeitė ten trenerių štabas, aš ten gavau tokią vieną kitą traumą, kur viskas pradėjo keistis ir tai buvo susiklostė tokios aplinkybės, kad nepasisekė ten įsitvirtinti ir prasidėjo kitos bėdos. Ir vėliau karjera pakrypo į Baltarusiją, Latviją, o 2014 metais grįžai į Lietuvą, į Klaipėdos Granitą. Ir koks buvo tas pirmasis sezonas jau sugrįžus į gimtinę? Aišku, pasiblaškius visur, sakau, kaip nebuvo tas visas laikas praleistas produktyvus, nes mažai žaidimo, tai tiesiog kovojau daugiau su savim, su savo fiziologija ir savo tom traumom, to tokio žaidimo ir tikrai net nesakau, kad tai jau į priekį, bet net nestovėjau vietoj, bet tikrai reikėjo temptis ir gražinti kažkokią tai formą, bet tai padaryti tikrai nebuvo lengva, nes pastoviai kankindavo kažkokios tai su sveikatos susijusios tos problemos, būtent su fiziologija savo, tai tokia buvo kova daugiau ir Lietuva grįžimas, tai irgi buvo, kad norėjosi vis dėlto dar, kai galvoji, kad gali žaisti, gali grįžti į tą savo kažkokį tai bent geresnės vėžes, tai grįžimas į Lietuvą buvo, kad nebuvo net iš tikrųjų ir kaip kitaip, kad būtų, tai pats likimas padėliojo tokį, tai ir grįžau ir iki tol, sakau, ir bandai kažkaip tai save pastatyti tą normalų ritmą. Ir praėjusį sezoną žaidėjau gimtoje Jonavoje. Ir buvai tos komandos vienas iš lyderių ir tau pačiam pavyko išvengti gal tų rimtesnių traumų ir kaip vertintum pats praėjusius metus? Taip susiklostė, kad tai buvo po tų 5-6 metų toks pirmas sezonas, kada sužaidžiau pakankamai daug varžybų ir tikrai ten viena tokia mikrotraumelė, jinai nebuvo ta specifinė, kur visada pas mane jos buvo, tai tas iš tikrųjų džiugino, kad pagaliau kažkokį tą raktą tai radau į tą savo kažkokią sveikatos optimalumą. Tai ir malonu, kad gimtam mieste pavyko žaisti ir kažkas buvo naujo ir geros emocijos, sakau, pastumėjo vėl
sugrįžti į tam tikrą tokį žaidiminį tonusą, tai labai tas džiugina ir nuteikia šiam sezonui toliau kažką bandyti toliau daryti. Ir futbolo gerbėjų tarpe esi žinomas kaip tolimų smūgių į vartus specialistas ir kaip galvoji, kokios tavo stipriausios pusės žaidimų? Tai va, tai tolimi smūgiai kažkur biškai pradingo pas mane kokį 5 metį ir pats aišku, atsimenu, pasižiūriu kartais YouTube'ai tos savo įvarčius ir net keista, kad pastarosius metus net nebandau mušti iš to toli, kažkas yra užsiblokavę, tai pabandysiu, kad jau atsigautų tas taikiklis ir pramuš dažniau. Tai nežinau, tas stiprios savybės, tai viskas priklauso nuo pačio fizinio pasiruošimo, kada tu esi, manau, pasiruošęs fiziškai ir tada psichologiškai stipriau jautiesi, tai ir atsiranda to kažkokių gerų epizodų, nes kai tiesiog nesi savęs pakruojęs geroj formai, tai daugiau kankinimas vyksta. Tai svarbiausia, manau, fiziškai gera fizinė forma ir tada tik mėgautis belieka futbolu. Ir pastaruosius kelerius metus tau pačiam nekartą teko žaisti prieš Sūduvą. Ir kokį įspūdį tau asmeniškai palikdavo Marijampolės ekipa? Jo, daug tų rungtynių prieš Sūduvą sužaista ir įmušti įvarčiai, mano tokie vieni iš įsimintinų yra į Marijampolės vartus taip susiklosti, tai nežinau, norėtųsi grąžinti tą skolą fanam, kur į kitą pusę dabar. Ir dabar atvykai į Marijampolę, rungtyniausi Sūduvoje ir kokie tavo tikslai artėjančiam sezonui? Na, visų pirma, tai žiūrėti šią dieną ir sakau, kiekvieną dieną dirbti savo darbą ir kada gerai, jeigu įvyks be jokių nesklandumų pasiruošimas, praeis tas 2 mėnesių pasiruošimą, tada bus matyti, ant kiek pasiruošęs ir planas tik tai dabar susidėlioja į pasiruošimo laikotarpį, negalvoju tikrai ne apie sezoną, ne apie kažkokį vaidmenį sudėti, tiesiog pasiruošti gerai sezoną ir tada žiūrėsim, kaip kas bus.